Jaukus toks visai kiemelis. Kavinės Toskana. Ir šita kavinė yra Kaišiadoryse. Šiandien vaikštom po Kaišiadorės. Kaišiadoryse yra tekę būt kažkada vaikystėj. Ne kažkada, kai buvo kažkur 16-17 metų. Dalyvavau stovyklose. Ir Kaišiadoryse būdavo susitikimai prieš tas stovyklas. Tai čia atvykdavo. Kokiai stovyklai čia? Čia, kur Vokietijoje buvo Paneriuose. Tai čia būdavo tokie susitikimai. Atvykdavom pasikalbėti, susipažinti. Norėjau tada jau stovyklai. Tai tai šiek tiek tekę būt, bet ten tik tais vienoj patalpoj prie tos katedros, man atrodo, prie kurios dar eisim. Tai o šiaip pasiskaitėm apie Kaišiadorės. Tai čia yra toks įdomus faktas, kad Kaišiadorių savivaldybė yra savivaldybė, kurioje yra daugiausiai vyrų. Ir, žodžiu, ženkliai daugiau vyrų nei moterų. Ir paskui pasakysiu, kodėl. Atvažiuosim į vieną vietą, kur ten viskas ir paaiškės, kodėl Kaišiadorių savivaldybėje vyrų yra daugiau nei moterų. Justinai, turėtum bijot mane čia vedžiot? Ne, nebijau, nes tai jau mano, viskas jau su žiedu. Tai jau nepabėgs. Dar gali, bet tikriausiai ne. Tai gerai, einam žiūrėti, kas čia gražaus ir įdomaus. Čia taip einam po tą kavinę Toskaną ir toks matosi nuolydis ir lyg vaizdas ir taip atrodo, kad čia ežeras bus, bet prieini ir nėra ežero. O jo šiek tiek ir trūksta atrodo. Tai bet takeliai sutvarkyti, sakau, vaizdelis toks visai kaip palei ežerą būtų. Galėtų upė arba prūdas koks iškastas būtų. Nes tiesiog laukai, bet tarsi čia ir užsibaigė ir takai, šaligatviai sutvarkyti. Ščiaupė kažkokie, žiūrėk, teka, tai gal dėl to čia taip. Gal nematom? Dabar gal tiesiog nusekus, tai dėl to taip atrodo. Bet jo, taip įdomiai. Ir discgolfo aikštynas. Mykolai, kada žaisim discgolfą? Žadėjai. Kokybiškai. Ne kaip Elektrėnų. Ne kaip Elektrėnuose, nes... Ten tiek iškleria, atsistoja, matai, kad juda ir iškris gali. Čia dviračiam? Gal. Dabar čia gaunasi, taip, kad Elektrėnai yra kokybės standartas. Viską lyginam su Elektrėnais. Bet patys kalti Elektrėnai, kad taip sureagavo į video, tai nėra kaip dabar. Jeigu kas gerai, tai lyginam ar taip gerai kaip Elektrėnuose. Bet Elektrėnuose nebuvo labai gerai. Tai... Bet jau jeigu kas blogai, tai visada bus blogai kaip Elektrėnuose. Tai turėjom čia vyskupijos kurijos pastatas, bet baisiai gražus ir toks senovinis, atrodo kaip kokioj, ne Lietuvoje, nežinau, Anglijoje, Vokietijoje, kažkas tokio, ne? Aha. Bandau dar pažiūrėti, kaip sakėjai, informacijos paieškoti, bet nelabai randu. Negarnė, bažnytinės santuokos negaliojimo bylas. O, įdomi. Čia, bet man atrodo vis tiek, kiek esu girdėjęs, tai dėl tų negaliojimų, jeigu ten nori išsiskirt, kol gyvi, kol gyvas ten nors vienas sutuoktinis, bet nori išsiskirt žmonės, tai man atrodo vis tiek siunčia ten tos prašymus į Vatikaną ir ten jau nusprendžia. Kaip rimtai? Tai čia... Viena iš 7 Lietuvos vyskupijų. Sakiau, kad čia vyskupijos centras.
Atėjom prie vieno tokio lankytino objekto, Inkilų alėjos. Šiaip čia jau gaunasi taip visai šalia miesto. Čia gal net labiau važiuoti reikėtų negu eit. Nu, bet mes dar šiandien ir žingsnius renkam. Tai atėjom pasižiūrėti. Nu ir čia jų visai nemažai yra. Jau kelintas medis, pilnas inkilų, visokiausių įdomiausių. Labai fainiai sugalvota. Šiaip labai fainiai. Labiau, aišku, būtų gal fainiau, kad pačiam miestui tai būtų kokiam parke. Bet, nu, čia žmonių tai pritraukia. Bet tai čiagi nedidelis tas miestelis, tai atėjo čia nėra kas pasivaikščiant, dar geriau paeit kažkiek pasivaikščiant. Ja, tai va, fainiai, labai fainiai sugalvota. Čia vos ne kažkas panašaus kaip Rokišky tos langinės, visokios ten dekoruotos įdomios, tai čia nais, visokiausiai įdomiausiai papuošti, išdekoruoti inkiliukai, visokių formų, visokiom mintim. Žalias gražus. Aha, sidabrinė. Bet gerai, kad moters tos paklausė, nes galėjom ir nerast jokio užrašo nėra, tarp spalvotų lapų nesimato. Jo. Iš toli, tai Iš vis atrodo, kad čia eini, atrodo jau lyg nieko čia ir nebus, nes taip visiškai jokio ženklų. Tai užrašas tai tikrai galėtų būt, bet pačiam mieste tai yra nuorodų, bet jau kai tai nearčiau, tai tada jau ir nėra. Tai jo, gerai, kad vietinių žmonių pasitaikė. Čia dar. O, žiūrėk, čia parkelis. Realiai čia kokie. Ten tikriausiai nebebus jau. Praėjom pro Inkilų alėją ir dar užėjom į čia tokį parkelį, nes Indrutė išgirdo kažkokį neaišku paukštį čiulbant. Galvojom pavyks pagauti, bet kad pasirodė ten gal tiesiog perėtaitė ir buvo, kurią turim iš seniai. Nu, bet tai nelabai dažnai ją sutinkam, tai yra atrodo kitoks garsas. Jo, nu ir plus ten tie paukščiai visokių dar ten tų balsų savo turi ten. Tai vat, tai pabuvom čia šiek tiek, paklausėm ir dabar einam į mašinos. Ir važiuosim į vietą, kurią minėjau pačioj pradžioj, kur papasakosiu, kodėl Kaišiadoryse daugiau vyrų nei moterų. Dar važiuodami sustojom prie tvenkinio ir čionais yra tokia salelė, kurioje pritūpia kormoranų. Tai galvojom pabandyti pagauti vėl jų garsą, bet vėl čia labai tylus, kaip ir tada, kai buvom Klaipėdoj Palangoj. Ten tiesiog jie tupi ir nieko, jokio garso neskleidžia, tai čionais vieną kartą lyg ir sukreksėjo kažkaip, bet telefonas nieko nepagavo. Toks didysis kormoranas. Aha. Nu, bet ir bjaurūs paukščiai. Bjaurūs. Tokie kaip grifai kokie atrodo, nežinau, čia iš tų, kur čionais gyvena Lietuvoje, tai man jie patys bjauriausia atrodo. Atvažiavom prie Mergakalnio atodangos. Ir čia yra labai graži vieta, labai verta aplankyti, 42 metrai virš Kauno marių, aukštyje tokiam. Ir kai sakiau, kad pasakysiu, kodėl Kaišiadoryse vyrų yra gerokai daugiau nei moterų, tai yra dėl to, kad čia yra tokia legenda, kad čia atveždavo pasileidusias moteris ir įdėdavo jas į statinę su pasiutusiomis katėmis ir numesdavo nuo šito skardžio. Ir viniais ten įkaltais dar viniais. Ir įkaltais vinimis, nu žodžiu, nukankindavo ir nužudydavo. Tai vat, moterų nebeliko, vyrų dėl to daugiau. Užbaigėm šiandienos pasivažinėjimą po Kaišiadorys ir apylinkės, tai galim jau ir apibendrinti. Tai pats miestas toks visai, ką žinau, galvojau bus toks ramesnis, tuštesnis, bet toks visai gyvas irgi atrodo. Parkų yra kur pavaikščiot. Ir kažką Indrutė labai norėjau pasakyti apie Kaišiadorys. Aš tą patį norėjau pasakyti, kad turėjau
įsivaizdavimą, kad nieko įdomus nebus. Ir kažkas dar man pasako, kad Kaišiadoriuose nieko gero nėra, bet tvarkingas, gražus miestelis, nieko negalėčiau blogo pasakyti. Tai visai patiko. Daug geriau negu tikėjausi, tai labai gerai. Jo, man tai irgi. Buvau kažkada labai seniai, nieko per daug nemačiau, bet dabar atvažiavus, tai pavaikščiojus tais, nieko jis ten per daug nenusileidžia kitiems miestams. Tik dar vienas dalykas, visuose miestuose, kur bum, tai visur yra ežerai kokie nors. Tai man ir taip trūko, labai. O čianais ežeras kaip ir yra, bet jisai dar privažiuojant tik tais pačią... Už Kaišiadorių. Iš mūsų perspektyvos prieš Kaišiadorius. Atvažiuojant, pirmiausia, perpravažiuoju tuos tvenkinius. Už Kaišiadorių ženklą. Jo. Bet, sakykime, ten pasivaikštant iš miesto, tai jau nelabai ten taip patogu nueiti iki jo. Tai ten tik privažiuoti reikia. Bet jis irgi sutvarkytas, žaliai apšienauta. Ten dar, kai važiavom, tai matėsi, kad ir dugną ten gal valo su kažkokiu ten įdomiu aparatu. Tai prižiūrimas viskas tvarkoja, tik tais, kad ne pačio miesto. Tai tas gal kiek ne taip smagiai. O šiaip tai viskas jėga, viskas fainai su Kaišiadorim. Kaip mėgstu sakyti, gyvent galima. Tikrai galima. Tai vis dėlto praeitas aplankytas miestelis Vievis nebuvo paskutinis šiemet, tai negaliu dabar sakyti, kad ir Kaišiadoris paskutinis, kurį šiemet aplankėm. Gal dar kurį pavažinėsim. Tik minusas tas, kad jau oras šala, tai ilgai ir vaikščiot lauke nesinori. Tai ir dabar jau sušalę, alkani, važiuojam namo.